Šiandieną noriu pasidalinti savo realią patirtimi. Daug kas nežino, bet prieš daug metų aš labai sunkiai susirgau. Dirbdama ligoninėje užsikrėčiau ar buvau užkrėsta per kraują hepatitu C. Buvo pažeistos kepenys, gydymas buvo ilgas, sudėtingas ir labai alinantis. Kai mane išleido iš ligoninės, aš dar ilgai gydžiausi. Išgijau. Bet organizmas vis tiek ilgai nešiojasi pasekmes. Ir kai ligoninėje ar gydytojas pasako, tau viskas gerai, tai dar nereiškia, kad tu jautiesi gerai. Ir ilgą laiką gyvenau su tą mintim, kad tai yra nuovargis, tai yra normalu. Kad nuotaikų svyravimas, tai irgi yra normalu. Kad miego sutrikimas, tai irgi yra normalu. Kad tiesiog atėjo toks amžius, atėjo tokie metai. Bet aš giliai viduje kažkaip jaučiau, kad kažkas, ne taip yra ir viskas. Ir tada pradėjau labai sąmoningai rūpintis savimi. Ne vaistais, o natūraliu organizmo palaikymu. Pradėjau rinktis švaresnius, augalinės kilmės, organizmą stiprinančius produktus, ekologiškus, holistinius, natūralius. Tiek vidiniam balansui, tiek kūnui iš išorės. Ir kas man buvo svarbiausia, kad aš pradėjau stebėti save. Pradėjo būti geresnė ir stabilesnė nuotaika. Miegas geresnis pasidarė, nors buvo laikas, kai aš miegu tiesiog buvau susipykusi. Energijos lygis buvo dienos bėgyje normalus. Ir neliko jokių tokių, kai būna 5 minutės tu pikta, 5 minutės tu linksma. O kai pagaliau nuėjus pas savo šeimos gydytoją, nes aš pas jį gydžiausi ir jisai mane stebėjo eilę metų, ir karts nuo karto aš nueidavau priduoti kraują. Ir kai atėjau jau pas gydytoją sužinoti kraujo analizus, jisai mane susitiko tiesiog su šypsena veide ir sako, na ką, papasakok, kokius vitaminus tu vartoji. O aš sakau, tokia nustebusi, o kas nors negerai? Ja, jisai pradėjo juoktis ir sako, o kaip tik aš esu nustebęs, kad viskas yra gerai. Ir žinokit, kraujo rodikliai geri, bilirubinas normoje, kepenų fermentai tvarkingi. Žinant mano istoriją, ir gydytojai man tai labai daug reiškia. Ir jisai sako, per tiek metų, kiek tu pas mane lankaisi, aš tave stebiu, pirmą kartą tokie tavo kraujo parodymai. Ir tuomet aš labai aiškiai supratau vieną dalyką. Ir tai buvo ne vaistai, ne gydymas, tai organizmo palaikymas. Bet kartais būtent to ir reikia, to paprasto organizmo palaikymo. Mūsų kūnas turi nuostabų gebėjimą pats atsistatyti. Tik mes turime jam netrukdyti ir duoti tai, kas padeda iš vidaus. Mano sveikatinimas tapo ne kažkoks tai iššūkis, ne mada, kaip labai daug kas šiuo metu skaito už madą. Ne, tai tapo mano kasdieniniu pasirinkimu. Ir aš nuo šiol nebenoriu gyventi ant išsekimo ribos, nenoriu turėti blogą savijautą ir nenoriu savo pastoviai teikti, ai praeis. Jeigu aš jaučiu, kad galiu jaustis geriau, aš renkuosi jaustis geriau. Ir jeigu tu irgi jauti, kad tavo organizmas siunčia kažkokius tai signalus, kad tu pavargai nuo nuotaikų svyravimo, miego problemų ar energijos trūkumo, galbūt ir tau atėjo laikas nekentėti, o pradėti rūpintis savimi sąmoningiau. Aš dalinuosi tuo, kas padeda man, be jokio spaudimo tau. Jeigu tave sudomins, tu atrasi, kaip su manim susisiekti ir aš papasakosiu, kas padėjo man. Žinok, kad kartais vienas sprendimas pradėti rūpinti savimi gali pakeisti labai daug.